Vėliavos. Ne, savo vėliavą tai jau tikrai mini. Turim 7 valandų beveik persėdimą. Nemėgstu šito ankstyvų skrydžių, bet bilietas gavosi pigesnis, turbūt kokių 300 per abu žmonės, jeigu skristi su ankstesniu. Tai 7 valandas Kopenhagoje, pasiėmėm lounge'ą. Kažkiek atsipūsim, bet pasirodo į lounge'ą galima įeiti tik tai likus 3 valandom iki skrydžio. Tai teks dar pasivaikščioti, patrint kampus čia. Gražus oro uosto maketas. Antras kartas. Iškart pavyks. 3 valandas prieš skrydį. Šiandien gerai, turiu operatorių. Mano rankose. Skaitom bilietą. Trūksta minutės. Patekom. Pagaliau nusileidom Čikagoj. Iš Palangos nuo pakilimo iki nusileidimo Čikagoje užtruko beveik 19 valandų. Ilgas skrydis. Žymiai sunkiau nei iš Dublino skristi, bet pasižiūrėjom Uberio lifto kainas, tai nuo 50 dolerių prasideda grįžti į miestą. Mūsų viešbutis pačiam centre. Tai tada teks važiuoti su metro. Pažiūrėsim, kaip tai seksis. Nusipirkom kiekvienos vienos dienos pravažiavimą. Atrodo šitą. Čia aišku. Pagaliau pasiekėm viešbutį. Sėda jau benorėjau taip prigulti. Labai varginantis skrydis. Jau virš poros gavosi, kad nemiegojom su visais važiavimais į oro uostus, dabar iš oro uosto.
Labas rytas. Išaušo labai graži diena. Net ir per televiziją sakė, kad nebūdingai šilta šiuo momentu. Nuėjom miegoti apie 11:30, aš kaip durnelis atsikėliau 4:30. Tai jetlagas tikrai jaučiasi. Gal tikiuosi per porą dienų pavyks prisitaikyti. Ir ką, einam į trasą. Man kaip labai dideliam Starbucks'e mėgėjų kabutėse, bet šitas aparatas tikrai toks įdomus. Šaltos kavos gaminimo aparatas, kaip kokia chemijos laboratorija. Penkių aukštų kavos namai. Pirmam aukšte prekiauja niekučiais, antram aukšte kava ir bulkelės, trečiam aukšte prasideda eksperimentinė kava, ketvirtam aukšte, kaip supratau, net galima ir kažkokios stipresnės kavos su laipsniais paragauti, penktam aukšte bus terasa. Pumpkin spices. Tai jau prasideda, reiškia, Helovynas nebetoli. Tai aš jau bereikalo atsinešti ID. Paragausim tokių. Ir eisiu normalios kavytės užsisakyti. Kaip skonis? Paragauk kitą. Su kuo šitas? Vidurinis? Pabuvęs Starbucks'e, metas eiti tolyn ir aplankyti vaikystės serialo vietą. Legendinį fontaną. Ir Čikaga gražių tų dangoraižių. Aišku, ne tiek daug, kiek Manhatanas, bet tikrai gražiai atrodo. Operatorė daro operatoriškus dalykus jau. Visokių vėliavų yra. Trumpo pastatų tai turbūt kiekvienam dideliam Amerikos mieste yra. Orijus, man atrodo, buvo apsistojęs šitam viešbutį vieną naktį. Jaučiasi, kad vadinamas vėjo miestu, bet šiandien vėjas labai šiltas, tai maloniai labai. Šiuo momentu 24 šilumos, tai pasaka. Laivai pilnutėliai.
vaikinukas per kibirus kalą ir gerai jam savo. Vargo nemato. O, parke netokių gali sutikti. Ir ne vienas. Kaip eini, taip jų ir yra. Po medžiais įsitaisę. Čikagos metro šiek tiek skiriasi nuo visų kitų esančių Amerikoje, nes jis yra labiau antžeminis. Didžioji dalis bėgių pastatyti ant polių. Ir kai važiuoji, tikrai įdomus vaizdas stebėti automobilius vaizdą, nes kaip palyginus kokiam New York'e, tai visada pagrindė po žeme. Išskyrus ten Bruklino tiltas ar koks ten tiltas, kai metro išlenda ir pervažiuoja. Tai pavyko pagaliau sulaukti važiuoti. Pasukus į skersgatvius tarp tų visų dangoraižių. Vaizdas jau kitoks, tie atsarginiai išėjimai metaliniai. Primena senus filmus apie Ameriką, ypač koks nors žmogus voras, kai lakstydavo. Vėliavos, vėliavos, vėliavos. Nu, jie savo vėliavą tai jau tikrai myli. Ant namų dangoraižių, kur tik yra galimybė, ten jie pasikabina. Tikrai puiki laisvalaikio praleidimo vieta. Gultai galima ir pagulėti, pasideginti. Daug maisto, desertų. Einant link šitos vietos, galim pasidaryti pikniką. Tai tikrai puikia vieta pailsėti nuo miesto šurmulio. Bet taip žiūrint, sunku patikėti, kad čia ežeras. Aišku, tas ežeras milžiniško dydžio, bet atrodo, kad jūra būtų. Trumpa ta mūsų viešnagė Čikagoje, šiek tiek ilgesnė negu karo laiko. Toliau judame atgal į oro uostą, taip pat kaip atvažiavome su 2 metro. Žemėlapis gerai matosi. Oro uostas, mėlyna linija, atvažiuojame į centrą ir tada priklauso, kur jums reikia išlipti ir į kurią liniją pereiti, kad nuvažiuoti į jūsų viešbutį ar kur jūs važiuosit. Čikagos O'Hare's 3 terminalas, American Airlines pagrindinė būstinė. Iš čia didžioji dalis skrydžių vykdavo tokie ir mažų lėktuviukų yra turbūt vietinės reikšmės. Didesni čia mažesnis. Patikra buvo greita ryte, 10 minučių neužtruko, bet kai atskridom, tai teko pralaukti prie patikros 1,5 valandos, tai skirtumas tikrai didelis.